iki galo fortą laikyti. Iki galo išlaikyti ant vieno nuimti. Čia jeigu fa buvo, jeigu ką. Tai dabar my. Su akcentu duokit. Dar ir. Sakytas kompozitoriaus kūrybinio darbo tą procesą, aš manau, keičia iš esmės tikrai, nes pradedi galvoti tik apie pačią muziką, apie pačią esmę, ką iš tikrųjų norisi parašyti ir kas tau svarbu ir kaip užrašyti, ką padaryti. Ta sprendžia kompiuteris ir labai paprastai išsprendžia, po to galima pasitvarkyti pagal savo pageidavimus, bet bent tam tokiam kūrybiniam etape tam galima skirti minimaliai dėmesio ir laiko ir negaišt, kaip sakyt, laiko prie to. Vis tik visas dėmesys eina į pačią muziką ir tas pats buvo ir dirbant baletą, sakykime, nes čia gali bet ką, reiškia, pamėginti partitūrą, galima pasididinti ir matyti, reiškia, visi instrumentai, visos natos yra. Pendereckis man pats sakė, sako, tu žinai, aš mačiau programą šitą, labai gerą, sako. Bet aš, sako, ir dešinę ranką, ir kairę rašau, tai aš taip nepavargstu, vieną kitą pakeičiu ir apseinu, sako. Ir jau apseisiu. Nu, jau žmogus 70 metų ir matyti vis apseis. Nors matė ir, sako, matau tikrai, kad labai paprasta ir galėčiau tai pradėti, bet jau tokio ūpo nebeturi jau. Taip, kad aš dar gaudžiau save ant to ūpo, kad dar jau ir, kad pereit laiku, kad tas tikrai suteikia daug laisvės ir, pavyzdžiui, iš vis dabartinės technologijos, kad galima muziką visą su kompiuteriu privesti iki tikrai tokio beveik arti realaus esančių simfoninio orkestro skambėjimų. Tai, pavyzdžiui, tas suteikia neišsemiamas galimybės teatro muzikoje, kino muzikoje. Aš atsikeliu iš ryto, prieš repeticiją po pusryčių, aš baleto sceną paruošiu naują, atspaudžiu reikiamas partijas ir važiuoju į teatrą į repeticiją. Užtrunka taip valandos bėgiai, aš viską susitvarkau ir galiu atvežti naują muziką, kokios dar jie nematė muzikantai. Anksčiau būdavo, aš kai būdavo jaunas, būdavo kažką susapnuoji ir naktį prabundi ir čia gerai ir nekeli ir toliau mėgi. Ir nieko neatsimeni atsibūdęs, labai gaila būdavo. Paskui aš ėmiau, dabar jau gudresnis, jau taip, jeigu naktį ateina mintis, o naktį dažnai ateina. Keli greit kažką pasižymi bent truputį, kad iš ryto galėtum užsikabinti ir stum toliau. Ir iš tikrųjų tas padeda, aš pastebėjau. Bent kažką brūkštelt tam popieriaus, kad ir ranka, reiškia, nebūtinai kompiuterį įsijungti, reiškia. Tada jau tas eskiziukas, ta trumpa mintelė jau primena, ką tu ten galvoji. Ir galbūt įgyjani kažką tokio jau tą kryptim. Taip pat. Čia, aišku, kiekvienas individualiai žiūri, bet aš jau įpratau tą bėgančią mintį įvertinti, kad ją reikia nepamest. Arba dabar, jeigu, kaip sakot, mašina važiuojant ateina, tai stengiuosi ir laikyti ją, galvoti apie ją, kol atvažiuosi iki darbo vietos, kad galėčiau kažkaip užfiksuoti, nes iš tikrųjų tai būna. Čia geras sugalvojimas, apie jį toliau galvoji, vystai.
formom, pavyzdžiui, ten Bacho siuitos ar kas nors, ar menuetai operose klasikinėse Mozarto ir Bethoveno ir kitų. Ir taip toliau rodo, kad, reiškia, tas šokis buvo toks svarbus dalykas, apskritai šokio žanras, o baletė, man atrodo, jis turi būti pirmaeilis. Ir tada tik beliko pasirinkti, kokie šokiai noriu girdėti tam baletė, reiškia, kokia šokių muzika turi tapti šities tašku. Taip ir atsiritau iki tos idėjos, kad vis tik tai tokia muzika, kokia skamba klubuose, pagal kokią žmonės šoka jauni, tai yra ta dabartinė šokių muzika, tai yra šių dienų valsai, tie, kurie buvo kadaise. Tango valsai buvo, dabar jau nebe tie, jie likę kaip istoriniai šokiai, o dabar yra nauji dalykai, nauji ritmai, naujas šokio supratimas ir bandžiau tą tiesiog transformuoti, pervesti iki savo kažkokių kūrybinių tokių sumanimų, kažkaip, kad atitiktų ir kad atitiktų tai, ką aš noriu parašyti ir kažkokia iš to gimtų bendra tokia idėja, tokia baleto. Tai galbūt tiek. Viena, ką aš žinau, ko aš nenoriu padaryti, nenoriu baleto su istorija. Tokie irgi rašomi. Dramatiniai baletai, pavyzdžiui, šokamas Hamletas, šokamas Otelo. Daug kas daroma, bet man tas visiškai neįdomu. Man literatūra baletė yra absoliučiai nereikalingas balastas. Pavyzdžiui, daug esu matęs įvairaus šiuolaikinio šokio, gal ne tiek jau labai daug, bet pakankamai nemažai ir aš matau skirtumą, aš bent asmeniškai matau skirtumą tarp to, kas yra modernus baletas ir modernus šokis. Ir šiaip šokio teatras, pavyzdžiui, kaip Inas Baš. Ir visiškai čia tiek skirtingų požanrių tame, ne žanrų, žanras bendras, bet kažkokiu tokiu, kas yra visiškai skirtingi dalykai. Ir, pavyzdžiui, tie, kurie giliai nikia į šitą reikalą, jie labai skiria, pavyzdžiui, džiazinį šokį, nuo modernaus šokio, nuo dar kažkokio šokio. Ir tai visai skirtingi dalykai. O čia vis tik yra modernus baletas. Vadinkim, kad tai yra baletas. Žodžio baletas neišmeskime šito. Baletas turi savo tą dozę akademizmo, kuri privaloma jam, kad jis išliktų baletu. Kitaip jis jau bus nebe baletas, o kas nors tokio dramos spektaklis, koks nors su pantomima ar kas nors. Reiškia, čia ribos labai greit gali būti peržengiamos šiais laikais, man atrodo. Ir dabar juo labiau štai tų srovių surovelių, bet kurią muzikos rūšį paėmus, ar modernaus kokio meno, bet kurio, kad ir šokio, yra tiek daug, reiškia, kiekvieni nori būti savo srovė ir dirbti, kaip sakyti, nepersilėdami kitur. Arba jeigu persilėja, tai tas persilėjimas labai sąmoningas ir labai įvardintas, kaip sakyti, kaip po toks. Tai čia bet kur, ir roko muziko, ir džiaze, ir naujoje muzikoje ypač. Toks spektras reiškia, kad čia jau ne 180, bet visų 360 reikia apžvelgti visą panoramą, kas darosi. Reiškia, labai įvairu, labai kompozitoriai dirba skirtingose idiomose, skirtingas kalbas suformulavę ir kritikai taip pat vieni prisirišę prie vienokių, kiti prie kitokių, kas Lietuvoje, pavyzdžiui, tiesiog neįmanoma dėl to mažumo skaičiaus žmonių mažo ir supratimo siauro labai tokio, nes yra labai mažai tų tradicijų ir labai
viskas taip sukasi tokiam siauram, tokiam diapazone, tokia siauroje amplitudė visas menas kol kas, taip mano galva. Labai mažai tų formų, dabar jauni menininkai bando išeiti tas ribas plėsti pagal tarptautinę patirtį įgytą, reiškia, bet labai dar tas vyksta tokiu nedideliu laipsniu. Gerai? Pasimė partijas. Taip, tai tvarkuoju. Tai sako, O čia Aldoną reikia, ne? su daugeliu, taip, Aldoną, kaip sakys, tai Aš yra šeštas scenas. šiandien tas partitūra ir yra kontrabosai, ar Aldona yra? Yra. Kontrabosai penktos scenos. Čia truputį yra redaguota. Nu, bet smulkmena, bet čia įsidėjo toks pastiprinam ant tabos. Gerai, gerai. Čia Aldona. Dabar, kad čia daugiau yra, turbūt daug ir nereikia, nes aš galėjau atnešti tą 9 sceną. Dar aš ją taisysiu, dabar šis balamutis, gal šiandien pakeičiu. Ne, šiandien tada nekeičiu. O kada pakeičiu? Čia taip pat jau, čia vis pas matėm paskutinės korektūros, bet tokios mikroskopinės, dėl to reiškia keisti visas natas man visiems. O ten muzika visai žinoma, truputį aš ten pirštų intensyvinu. Čia yra valtornos, čia nieko nereikia. Čia, o kur aš padėjau jas? Džiaugiausi. Ne, atsiprašau, tas yra šešta scena. Čia taip sugrupuota, kaip ir kalbėjom, bet va tas pasikeitimai svarbiausia liečia timpanus ir liečia tą tenor dramą. Atsirado pauzės, reiškia, jie viens kitam perduoda. Negroja taip tirštai, negroja visi keturi visą laiką, o tiesiog pradėtėja tą visą faktūrą, bet didysis būgnas lieka toks per bedvalį, įsidėjo tų blebiausiai atsirado. Varpai. Dima visą laiką vėluoja. Du так же 8. 1, 2, 3. Дима groja ne į tą ritmą. 3 kart lėčiau groja. 9. Prašau. 1, 9. 1, 2, 3. Ir. Jeigu pradžioje aš maniau, kad tas sprendimas galės būti kur kas radikalesnis, aš paskui turėjau kažkiek atsitraukti, nes paaiškėjo, kad negali taip realizuoti su orkestru simfoniniu. Šis simfoninis orkestras jis truputį apriboja arba kelia į tokią, kaip sakyti, erdvę kitą, kad turi tie instrumentai kažką veikti, negali jie vien kažką tokio, kažkokius tai elektroninių skambesių kažkokius atkurti, vien tik tai imituoti. Tuo tiesiog man bet neišėjo, aš taip nesugebėjau, reiškia, turėjau rašyti taip, kaip atrodė, o tas pirmas sumanymas tarsi transformavosi į kažkokį realų kitą to, ko jis ir pavirto realybė, reiškia. Nors iš pradžių įsivaizdavau, kad čia gali būti toks labai radikalus sprendimas, kuris bus absoliučiai su orkestru simfoniniu niekiek nesusijęs, tik tiek, kad gros simfoninis orkestras. Bet vis tiek, simfoninis orkestras ir simfoninis orkestras, jis, kaip sakyti, truputį įneša korektyvų tam tikrų į sumanymą ir su tuo turi skaitytis. Yra tam tikri instrumentai, jų grupės ir jeigu jie nelabai turi ką veikti, tai jie paskui ir nebeturi ką veikti. Reiškia, tada jau ir sunku ir tą formą didesnę ištemti ir parašyti tokį ilgesnės apimties kūrinį. Reiškia, dabar aš galiu taip, kolo tamsoj, koks pasakymas, nieko negirdėti ir viskas. Ir viskas baisiai tyliai, viskas yra pagal muzikos estetiką 4 piano. Iš tikrųjų turėtų būti 2, 3, 4 partijos. Gerai, tada gali... Reiškia, viskas turi būti sukelta, tada balansai sustatyti teisingai, taip kaip reikia. Reiškia, didysis būgnas turi eiti, tuf, visoj salėje, kad į kūną sulystų. Jeigu nebus, tai tada nebus. Reiškia, mes atsisakom tos versijos natūralaus garso. Praktiškai mes jo neišgausim. Aš suprantu taip, nes dabar, pavyzdžiui, styginiai, mirė, jų nėra. Mediniai taip pat. Mediniai kai kur girdisi.
Ir nėra kaip suvesti, aš nematau jokios galimybės, būtinai reikia dirbtiniu būdu daryti. Aš, pavyzdžiui, daugiau nieko negaliu pridėti. Pavyzdžiui, styginiai groja. Jie Nu taip, ne, aš suprantu, už tai sakau. Už tai dabar dėl garso man nebūtų taip labai svarbu, man būtų Šita pusė svarbu. mane dabar jau patenkina šiuo atveju. Šita pusė mane čia viskas ten eina. Ten truputį per aršiai kai kurios lėkštės, taip nors ir forte, bet taip Mėgščiau. ne taip jau. Bet vat, kol kas mane vat patenkina. Aš, pavyzdžiui, nieko negaliu pridurti. Nes aš, pavyzdžiui, čia nieko negirdžiu, jeigu ten truputį ir girdžiu, tai tik, bet kad yra dabar be garsinimo. Jeigu mes duosim pilną garsinimą, tada mes eisim taip. Tokiu būdu. Kas garsiau? Aš įsivaizdavau, kad mes tą pačią muziką, kuri yra dabar, perkeliam ir aš stengiamės kuo natūralesnių būdų prieiti. Kad nereiktų, mes tik truputį pagarsinsim styginius, truputį pridėsim medinukus, tą pusę visiškai negarsinsim. Ne, tai aš įsivaizduoju, kad panašiai taip ir būtų. O šitie, man tada geriau, kad grotų aktyviai, bet nebūtų taip. Ne, jų garsiai nereiks, nes jie dabar jau tik tai ir girdisi. Faktiškai, būtent reikia orkestrą pakelti iki jų, nes jie aukštai, jų garsas eina tiesiai ir jie garsus yra. O čia visi... Jeigu einam pilno orkestro garsinimu, tada viskas aišku, mes einam, statom dvi tas kolonėlės, kuris teatras turi, ir pilnas garsinimas. Ir eina orkestras tik per kolonėlės. Mes čia ką grosim, čia bus natūralaus garso nulis vaikų. Reiškia, tik garsas per kolonėlės. Tai dabar nesigirdi. O kaip dabar subalansuoti? Tai dar nuimt garsą, jų nuimt viską, tada jokio... Aš, pavyzdžiui, čia prisukčiau, o čia gročiau meistriškai, ta prasme, nemuščiau, o gročiau. Ta prasme, endo daryčiau, čia endo daryčiau. Nu viskas, kas yra šitų... Čia estetika kita. Čia yra estetika kita truputį. Faktiškai, jeigu pažiūrėt į pasaulyje, nei repetuojama labai ilgai, nei statoma labai ilgai, tie tempai labai pagreitėjo, galbūt ir visai dėl tokių komercinių priežasčių, kad viskas labai išbrango ir negalima labai tempt laiko, viską reikia padaryti gana operatyviai, bet ir įgūdžiai, man atrodo, išaugo. Čia kaip sportininkai, jie vis greičiau ir greičiau nubėga tą 100 metrų ir vis dar turi rezervo greičiau nubėgti. Taip ir muzikantai, jie gali vis greičiau susirintuoti, greičiau surepetuoti ir greičiau padaryti. Man atrodo, dar tos galimybės irgi neišsemtos. Čia taip gal tik kiek neįprasta, bet galimybės jau techninis teikia man yra visos sąlygos tą daryti gana greit ir aš galiu tos pakeitimus greit realizuoti. Reiškia, ir taip pat muzikantam pristatyti, tai belieka tik greit sureaguoti ir tinkamai reiškia tą viską pateikti. Mes tą sugalvojom, bet tas realiai aš tik nepasiteisina, aš per daug girdžiu tos melodijos, kuri mane įdomi. Man jos užtenka buvo, kiek jos girdisi iš pirmų smuikų. Paklausykit, kaip mes galim padaryti. Taip, kaip buvo. Reikia statyti. Supratau. Tai reikia tai padaryti. Viską grąžinti partitūrą, kaip buvo. Supratau. Reikia tai padaryti. Tada reikia atvirkščiai padaryti. Kadangi mes čia sugrąžinam diviziją, tada reikia čia diviziją panaikinti. Kad antri smuikai grotų tik tai... Jie grojo vieni. Tik tai dvigubas gaidas. Ten buvo tai. Buvo vieni. 1, 2, 3, ir. Ir pirmoje scenoje, ir 9 scenoje, kur bus toks epizodas. Sąstatas eilės, 7 pultai, 10. Ir tada vėl keisim. Čia ir blogai. Nu kas yra blogai, nesgi Ta negalim. prasme, aš suprantu, bet mes blogai, kad vis turim keisti ir keisti iš naujo svarstyti, kaip turi skambėti orkestras, kai nesėdi visi. Tai visi susijęs, vėl mes kitą balansą išgirsim ir mes vėl svarstysim iš naujo, kaip Viskas geriau. bus gerai, pamatysit. Dabar taip, aš noriu ką pasakyti. Ir pirmoji scenoje, ir 9 galioja antriems smuikeliams šitas mūsų pakeitimas. Vieni dvigubom, kiti po vieną, per pusę. O taip. Taip kaip buvo pirmoji versija, kurią mes repetavom. Ar aišku? Ir 9 scenoje toks bus epizodas, daugiau tokių epizodų daugiau nėra. Ir pirmoji. Ne, tik tai vis vietos, kurios va. Atsirado pirmiausia stilistinė idėja, po to ieškojau kažkokių modelių, kurie
kurie tą muziką, būtent, kad aš nenutrūkčiau nuo to stilistiškai kažkokiu, kaip ta muzika skamba, kaip ji transformuotųsi į orkestrą. Po to ėmė rastis temos, reiškia kažkokie tematiniai dalykai, kažkokie harmoniniai, melodiniai ėmė dėstytis ir po truputį ėmė jungtis, atsirado kažkokios jungtis tokios, kurias galbūt taip konkrečiai ne kiekvienas gal išgirs visada, bet kadangi jos egzistuoja, tai jos vis tiek jaučiamos. Tai yra, kaip sakyti, visos tos scenos 9 yra vieno kūrinio dalys akivaizdžios, reiškia, kad jos skirtingos, bet yra tam tikrų jungčių, kurios yra į vidų įmontuotos giliau ir galbūt ne iš pirmo žvilgsnio pastebimus. 5 skaitlinė, atsiprašau, 5 scena, 1 skaitlinė. Šau. 1, 2, 3, ir. Variniai pučiamieji. 1, 2, 3, ir 4, ir. Pirma skaitlinė, variniai pučiamieji, prašau. 1, 2, 3, ir 4, ir. Taip ir buvo siekta tokio galingo, tokio simfoninio skambesio su elektronika, su kažkuo. Taip, jeigu tą pavyko išgauti, tai kažkaip taip reiškia ir pavyko. Tai nes to bent jau tikėjausi ir siekiau ir norėjau, kad tas truputį, aišku, žanriškai, stilistiškai, tai kitaip atrodo negu visas repertuaras, bet ir man atrodo labai dėkinga operos teatrui turėti tokį kūrinį. Nes visiškai kita publika ateina jauni žmonės, kurie į Mocartą gal nelabai jos traukia, to ateina tokio baleto pažiūrėti. По-другому, да? Это хорошо с самого начала. Jeigu taip žiūrėti į naujausią muzikos istoriją, kokio pusšimčio metų, sakykime, senumo, tai man bent akivaizdžiai matosi, kad kai kurie reiškiniai, kai kurie stilistiniai dalykai buvo taip prašokti, prabėgti greit labai. Tokia greitakalbė, taip užkabinta, kažkas neišvystyti. Ir atrodo, kad prie tų dalykų bus grįžtama kažkada ir jie bus plėtojami. Kokie 60-ųjų metų, 70-ųjų kažkokie stilistiniai, estetiniai dalykai. Aš manau, kad jie dar susilauks dėmesio jaunų žmonių, kurie gyvens galbūt po 10, 20, 30 metų ir transformuos tą visiškai į ką kitai.
kompiuterių atsiradimas, ateimas, interneto atsiradimas, man atrodo, tai bent mano gyvenime aš laikau, čia yra didžiausia revoliucija, reiškia. Tai yra dar viena nepriklausomybė, reiškia. O ta nepriklausomybė viena, kurios reiškia, sulaukėm visai nesitikėdami, kad kada nors sulauksim, ir kita, kuri suteikia visą tą kontaktą su pasaulio akimirksninį, čia pat, reiškia, sėdint tau bet kur, jaust kiekvieną, turėti ryšį su bet kuo, greitai ir operatyviai, tai man atrodo, kad čia yra toks pats toks revoliucingiausias dalykas, kuris keičia ir meną, ir aš taip įsivaizduoju, kad pokyčiai visi bus susiję su šitą sferą. Žiūrėkim, jaunimas, jau jie netepa dažų ant drobės, jau jie nieko nenori daryti ant popieriaus, viskas vyksta elektroninės formatuose ir taip toliau ir panašiai, ir įvairiuose menų sferose. Ir man atrodo, kad muzika irgi bus neišimtis. Aišku, gyvi muzikantai, jie bus reikalingi, bet man atrodo, jie vis labiau įsitrauks į kažkokius tokius multimedijinius projektus, internetinius ir kitokius. Ir kažkokiu būdu taip jaučiu, kad klausytojas bus vis aktyvesnis dalyvis, nuo jo vis daugiau priklausys.